Kadangi restoranai baigėsi, darysim naminį mukbangą. Aš gaminu, Milda valgo. Nu ir gal aš irgi gal valgysiu. Pirmas maistas mūsų naminis, spėkit koks, tai yra barščiai. Pagal Rolando slaptą receptą su slaptais ingredientais. Va. Grįžtam į realybę. Rolando barščiai. Net nevadinu tai ukrainietiškais. Per daug slaptų ingredientų ten. Rolandas gamina, aš valgau. Rolandas nevalgo. Daug greit nesėsim. Daug dėsim. Nu, da, iškutė. Jau taip valgyt noriu, kad nebegaliu. Lauda. Susimaišysim. Taip pasilgau Rolando maisto. Visi restoranai gerai, bet nėra nieko geriau negu Rolando maistas. Na ką, tai jau čia geriai. Nu tai kad negirsiu, tai valgyt neduosi. Tai, žinai. O, dar, žinai, pirmas esu krapai. Lietuva. Čia neturėjo būti krapų, bet petražolių neturėjo. Jo, iš tikrųjų, Rolandas nemėgsta krapų ir niekur mes jų nededam apart bulvių. Bet štai ką turime krapus ir iš tikrųjų labai labai Lietuva. Tokia Lietuva, mes čia. Mes grįžom. Mėm, kaip skanu. Kaip yra skanu. O. Kas mėgsta barščius, parašykit. Mėgstat barščius? Kokia sriuba skaniausia? Aš nežinau, kuris skaniausia, nes Rolandas šiaip maistą labai gerai gamina, bet sriubos pas yra visiškai topas. Aš tiesiog sriubas mėgstu valgyti. O kai mėgsti, tai tenka išmokti skaniai savo pasidaryti. Nu jo, čia labai skanu. Tirštumo biškai paimtų, tai ar karštą biškai? Karštą dar labai. Ir bulvyčių trūksta. Ne visus barščius bulvės eina. Labai retai aš jas iš tikrųjų dedu. Žiauriai skanu. Žiauriai. Aš jau nebegaliu kentėti. Tiesiog yra tobulai skanus maistas. Viskas, einam valgyti. Einam valgyti viską. Paskutinį. Ne. Labai karšta.